stichija. Darysiu 3 kartus, jau mes parodysim, labai sudėtingas, galima vieną tašką vietoj jo, kurie nesimokė. Galiu iš kitos pusės, kad kitiems žmonėms ar gerai. Čia yra užkarpėlė, bet mes jos nedarom. Dabar, kurie nesimokėt kinų medicinos, skrandis išsklaido visą drėgmę, skrandžio kanalas neleidžia, kad drėgmė materializuotųsi, materializavusi drėgmė yra šlakai. Akmenys kur nors, gleivės arba lipomos, miomos, ir daugiau, nesismulkinsim. Ta skrandžio kanale dar yra taškas, kuris ne tik įsklaido drėgmę, bet aukštesniam lygmenyje turi prasmę, tai dieviškas abejingumas žemiškiams reikalams. Mes suprantam, kad gyvenant dabartyje, visi įvykiai reikalingi mūsų vystymuisi. Arba tiksliau sakant, viskas atsitiko tik tai, ką mes pasėjome anksčiau savo mintimis, veiksmais. Tai mes negalim prieštarauti, mes pasėjome, mes turim, o ne taip, kad kažkas kitas pasėjo. Tai yra taškas, jeigu jos ranką pasižiūrėt, yra panašiai kaip mano ir 3 sūniai žemiau kelio girnelės. Kelio girnelę surandu ir eina ta 3. Tai toje vietoje ir nykščiu masažuoju. Su, san, ly. Tai to pačio skrandžio kanalo taškas, kad būtų harmoningas visas skrandžio kanalas ir aukštesnė prasmė, kad žmogoje pabustų tas dieviškas abejingumas. Darysim. Jeigu kam labai sunku, dedat rankas, delnas irgi suras. Delną. Jeigu aš iš priekio, aš galiu taip daryti. Su, san, ly. Garsas, banga, kurie atidaro. Siūlau tiem, kurie nesimokė kinų medicinos, skrandžio kanalo nemasažuot, o dėti ant su, san, ly. Irgi poveikis labai didelis. Mažiau šiek tiek šlapų išeis, šiek tiek kitoks, bet kiek laiko? Kiekvienas taškas šiaip masažuojamas nuo 20 sekundžių, kiek išlaikai intenciją, iki 2-3 minučių, nereikia 20 minučių. 20 sekundžių mažiausiai, tai nors kiek mintis nukrypsta, užtenka 20 sekundžių.